daktarė Agnesė Irbė, Latvijos filosofų peripatos įkūrėja, žurnalo Telos vyriausioji redaktorė, kuri kalbės tema kultūros, pasaulėžiūros ir ideologijos vaidmuo gimstamumo rodikliuose. Taigi, parašom pranešėjai tribūną. Hello. Greetings to the proud Lithuanian tribe from your neighbors, the proud Latvian tribe. Lietuviais kaimynais. I'm very happy to be here. Labai džiaugiuosi galėdama būti čia. Kaip mes atrodome savo valstybėse, labai prastai, čia yra suminis gimstamumo rodiklis daugelį Europos šalių. Matote, kad Latvijos kreivė yra žemai, Lietuvos kreivė irgi labai žemai, tai yra labai prasta situacija mums, nes mes esame mažos tautos. Dabar pereisiu prie kitos skaidrės. Čia aiškiau matysis bendras gimstamumo rodiklis Latvijoje nuo nepriklausomybės atgavimo. Jis šoktelėjo, o tada labai greitai krito atgavus nepriklausomybę. Ir mes turėjome 2 vaikus, kurios pagimdydavo moteris, o tada kritome labai stipriai, tada vėl kilome, tada vėl kritome, tada vėl kilome ir dabar vėl labai stipriai leidžiamės žemyn. Kai kurie demografijos mokslininkai sako, kad toks šokčiojimas jisai susireguliuos pats, viskas vėl pakils į viršų ir kodėl per pastarosius 5 metus skaičiai krito, tai buvo karas Ukrainoje, COVID-19 pandemija, perteklinis išmaniųjų telefonų naudojimas, neaktyvus gyvenimo būdas, panašus dalykai ir yra vilčių, kad vis dėlto gimstamumo rodikliai šoktels į viršų. Ši vizija yra klaidinga, labai pavojinga ir bandysiu tai įrodyti savo kitomis skaidrėmis. Čia yra nuoroda iš labai įdomaus tyrimo iš Latvijos universiteto tyrėjų. Tekstas yra latviškai, dokumentas gan ilgas, bet galite pasinaudoti vertiklę ir paskaityti, bet norėčiau pasidalinti pagrindinę išvadą. Tyrėjai atliko interviu su jaunais suaugusiaisiais, kurie paskutinio kurso studentai 2004 metais ir tada tokie patys interviu su to paties amžiaus asmenų grupė buvo padaryti 2022 metais, jiems buvo užduoti tokie patys klausimai. Ir buvo galima pamatyti, kaip keitėsi žmonių atsakymai per 18 metų. Ką jauni žmonės sakė 2004 metais ir ką jauni žmonės sakė 2022 metais. Ir čia yra, kaip skyrėsi jų atsakymai ir tai tikrai šokiruoja tūkstantmečio karta, kai jų klausė, kokios yra svarbiausios jų vertybės, kokie yra prioritetai gyvenime. 20-mečiai 2024 metais įvardino vaikus ir šeimą kaip 3. pagal svarbą prioritetą. Kaip matote, tai prioritetų sąraše tai buvo labai aukštai, kai jauni suaugę buvo paklausti apie savo vertybės ir kas yra svarbu 2022 metais, tie žmonės, vaikus ir šeimą įvardino kaip padėjo į 22 vietą prioritetų sąraše. Mes suprantame, kad kyla klausimų dėl saugumo, asmeninės laimės, hobiai, visa kita, viskas yra aukščiau prioritetų
sąraše. Gal Lietuvoje panašus tyrimas neparodžių tokių dramatiškų rezultatų, bet bijau, kad rezultatas vis dėlto būtų panašus ir tikrai yra didžiulis skirtumas tarp šių dviejų kartų, kalbant apie vertybės, ypač apie šeimos sukūrimo vertybės, santuoką, vaikų susilaukimą. Žinoma, sveikata svarbi abiems kartoms, namų ūkio saugumas taip pat svarbu, tačiau 2022 metais vaikai ir šeima krito prioritetų sąraše. Dar vienas nerima keliantis faktas, kai jaunų moterų buvo klausima, kiek optimaliomis sąlygomis jos norėtų vaikų. Optimaliomis sąlygomis tai reiškia, kad geros finansinės sąlygos, geras išsilavinimas, yra vieta, kur gyventi, nekilnojamasis turtas, pinigai. 2004 metais jos atsakė, kad norėtų 3 vaikų, tai yra geras skaičius, taip. Jeigu žmogus paklausia, kiek nori vaikų ir jis atsako, kad 3, tai yra labai geras atsakymas, bet 2022 metais tie patys suaugę pasakė, kad net esant optimalioms aplinkybėms, turint namus, sutuoktinį, pinigų, jie norėtų tik 2 vaikų. Tai labai blogai. Norėčiau apžvelgti, kokios yra šių pokyčių priežastys. Mes kalbame apie jaunus suaugusius, kurie tik baigė mokyklą, kurie pradėjo studijuoti. Kodėl pasikeitė prioritetai, kokia yra to priežastis? Švietimas lemia labai daug, ne tik tėvai, bet ir švietimas. Dėl to, kad vaikai yra ką tik baigę mokyklą ir čia galiu jums parodyti daugybę dalykų, tas vadinamasis lytinis švietimas, labai prastas. Bet norėčiau parodyti vieną dokumentą. Jis yra 55 puslapių ilgumo. Jis labai išplėstas, jį sukūrė Sveikatos ministerija ir tai yra metodinės rekomendacijos bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigų mokiniams, darbui su mokiniais, reprodukcinės sveikatos, lytinio vystymosi santykių kūrimo ir atsakomybės klausimais. Aš pažymėjau keletą dalykų iš pirmojo puslapio. Ar matote santuoką ar šeimą? Ne, tai niekur neminima. Kai kalbame su vaikais, su paaugliais, jaunais, suaugusiais, apie seksualinius santykius, romantinius santykius, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie užkrečiamąsias ligas, AIDS, seksualinį smurtą, apie seksualinę prievartą, kalbame apie neplanuojamą nėštumą, kas yra laikoma labai blogų dalykų. Yra kalbama apie abortus ir tai yra informacija, kurią gauna mūsų vaikai iš švietimo sistemos ir jie gauna tą visais lygiais Latvijoje. Jeigu perskaitysite šias citatas, kurias jums pateikiu, jūs pamatysite, kad intimumas tarp žmonių pristatomas kaip nuostabus nuotykis, malonus nuotykis, kuris turi tam tikrų pavojų. Tad suaugę patiria šios nuotykius, bet jiems reikia saugotis ligų, prostitucijos, smurto, neplanuoto nėštumo ir žmogaus intimumo tikslas kaip santuoka, vaikų susilaukimas. Šie dalykai nėra net paminėti mano minėtame dokumente.
Čia norėčiau parodyti ištraukų iš vyriausybės deklaracijos. Ši vyriausybė yra valdžioje nuo 2023 metų Latvijoje. Žinoma, mūsų vyriausybė ir parlamentas turi šiokį tokį supratimą apie demografinės problemas. Bet kaip matome iš šio dokumento, gal jūs kažką panašaus turite Lietuvoje ir kitose šalyse, bet yra neįtikėtina matyti, kad mūsų vyriausybė siūlo prisitaikyti prie krentančio gimstamumo rodiklio. Kalbam apie tai, kad mes išgyvensime šios demografinius pokyčius. Antroji citata dar keistesnė. Mūsų valdžia net neketina bandyti didinti gimstamumo rodiklių mūsų mažoje šalyje ir jie nori investuoti į tuos vaikus, kurie jau yra gimę, pratęsti kokybiškus gyvenimo metus žmonėms, tiems žmonėms, kurie jau yra gimę. Ir šiame dokumente nematau nieko, kas rodytų norą didinti gimstamumą šalyje. Aš prieštarauju ir manau, kad tai yra labai pavojingas požiūris į gimstamumo politiką. Noriu parodyti dar kai ką, nežinau daug apie situaciją Lietuvoje, bet galiu pasakyti apie konservatorius, partijų narius NVO Latvijoje, kuriems sunku formuluoti savo argumentus, kai jie sako, jog norime didinti gimstamumą, norime, kad kiekvienais metais gimtų daugiau vaikų, norime, kad viena moteris susilauktų bent 2 vaikų ir dažnai jie susiduria su nuomonė, kad tai yra tik jų nuomonė, tai nėra mūsų konstitucijos vizija ir panašiai. Bet aš noriu parodyti Latvijos konstitucijos preambulę. Ir tai yra labai vertingas dokumentas, kurį mes turime. Jis buvo priimtas 2014 metais, labai dėkingu laiku mūsų šaliai. Ir 2/3 parlamento narių priėmė šią preambulę, kad užtikrintų Latvijos tautos egzistavimą per amžius. Ar galite pasakyti, jeigu gimstamumo lygis krenta, kaip mūsų Latvijos tauta egzistuos ir plėsis per amžius? Ką noriu pasakyti? Kad jeigu neturėsime gimstamumą skatinančios politikos valstybėje, tai eisime prieš konstituciją, eisime prieš konstitucijos preambulę. Galbūt galėtumėte suformuluoti panašų argumentą, nes kitaip mes tiesiog vaikštome ratais ir nieko nepasiekime. Keletas rekomendacijų. Iš manęs čia yra asmeninė nuomonė, ką manau reikėtų daryti. Pirmiausia, išrinkti konservatyvių jėgų parlamentą, kuris turėtų realų ketinimą didinti gimstamumą, o ne prisitaikyti prie mažėjančių skaičių, prie senėjančios populiacijos, padvigubinti kasmet gimstančių vaikų skaičių, turint tikslą ateityje pasiekti bendrą vaisingumo rodiklį, kuris siektų 2 ir prašyti, kad būtų
užtikrinti rezultatai, prašyti, kad būtų pasiekti pokyčiai šioje srityje. Antra, jei įmanoma paversti nacionalinį vaisingumo rodiklį konstituciniu klausimu, kuris būtų tvirtintas įstatymę, suformuluoti argumentą, kad mažas gimstamumas tiesiogiai kelia pavojų valstybės suverenitetui, saugumui, kultūrai, ekonomikai, geroviai, socialiniam stabilumui, vystymuisi ir nacionalinės valstybės bei jos etninės populiacijos ateičiai. Toks mažas gimstamumo rodiklis yra vos nemirtinas pavojus, jeigu tai toliau tęsis, po 100 metų mūsų nebeliks, o mes esam labai mažos tautos. Ketvirta. Trečias. Pripažinti, kad naujausios liberalios ideologijos, tokios kaip ir antrojo ir trečiojo feminizmo bangos, LGBTQ+ judėjimai, pročios veikla, vaikų pasirinkimas neturėti vaikų kaip šiuolaikinis gyvenimo būdas, žalioji politika, patriarchalinės priespaudos naratyvai, yra antinatalinės idėjos ir todėl jos tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie mažo vaisingumo. Reikia atsikratyti šių ideologijų, kurios persmelkė švietimo sistemą, žiniasklaidą, tai yra žalinga šeimai, žalinga santuokom, žalinga gimstamumui. Atsikratyti šių ideologijų kaip įmanoma visur, jeigu galite, ir švietimo sistemoje, valstybės remiamuose žiniasklaidos kanaluose, nacionalinėse kultūros veiklose ir panašiai. Mes gyvename laisvose valstybėse ir kiekvienas žmogus gali turėti savo idėjas, bet aš kalbu apie valstybės pinigus, apie mokesčių mokėtojų pinigus. Neskirti mokesčių mokėtojų pinigų jokiai komunikacijai, kuri menkina santuoką ar šeimą, vaikus mato kaip naštą, brangę prekę arba moterų pavergimo išraišką. Penktas. Nustatyti santuokos sudarymą ar vaikų turėjimą kaip patriotinę pareigą. Čia bus labai sunku. Per televiziją kalbėjau prieš metus. Manau, kad kiekvienas, kas fiziškai gali turėti vaikų, turi pareigą turėti vaikus ir į žodį pareiga buvo sureaguota labai audringai. Mes kalbame apie teisės, bet ne apie pareigas. Šis žodis matomas kaip pasenęs ir keistas ir turime tik tai teisės, bet ne pareigas. Ir šešta, remti bažnyčią ir visas religinės organizacijas, kurios yra pasirengusios ryžtingai skelbti, kad vaikai yra palaima, nelaukime, kol bus per vėlu, turėkite vaikų dabar, netidėliokite šio sprendimo. Jeigu parlamentas ir vyriausybė ir religijos organizacijos tinkamai bendradarbiautų, Lietuvoje jūs turite vieną pagrindinę kongregaciją katalikus, Latvijoje turime daugiau konfesijų, turime ir liuteronus, jų yra daugiausiai. Jeigu bendradarbiavimas yra geras ir tinkamas, galite prašyti bažnyčios pabrėžti santuokos vaikų klausimo svarbą savo komunikacijoje ir koks yra pirmas Dievo įsakymas Senajame testamente. Įgyvenkite ir dauginkitės. Ačiū. Ačiū iš tikrųjų viešniai iš Latvijos už tikrai puikų pranešimą. Man labai įstrigo ta mintis apie
nustatymą, kad santuoka ir vaikų susilaukimas yra patriotinė pareiga valstybėje, tai čia labai iš tikrųjų įdomi mintis. Ačiū jai.